Ką, labas rytas, saulės spindulėliai. Turim 10 ryto, jau viską susirašiau, palikau viešbutį ir važiuojam dabar į šventyklą Tirta Ganga, vadinasi. Planas po Tirto Gangos joks. Tikėtinai važiuosiu atgal link Kutos, Denpasaro, nes rytoj jau turiu skrydį į kitą salą. Tai šiandien tikėtinai dar kažką tai gal pakeliu pamatysiu žemėlapiu, tai ir tikėtinai sustosiu. O taip tai pagal kas vieną lokaciją. Wow. Visai galbūt ir norėčiau nuvažiuoti, pasimaudyti, pasurfinti, nes ganėtinai karšta diena. Nes paranda tai kepina konkrečiai. Tai atvykom į Tirto Gangą, tai pagrindinė vandens tai yra šventykla ir karališkiai vandens rūmai, tai kuri buvo pastatyti 20 amžiaus viduryje ir pagrindinė čia ilsėjusi tik Balio karaliai. Tai kaip suprantat, čia pagrindinė vandens tenkiniai, žuvytės, daug žuvyčių bus ir tiesiog fotogeniška vieta pasivaikščioti, pasiilsėti. Čia va vyksta vietinė fotosesija. Šiaip tai gerai moka filmuoti ir atkirti ranką. Įdomu yra jos skanios. Čia gerai tikėtinai maitina. Įdomu, kas simbolizuoja šitie asilai. Tai pagrindinė bilietas kainavo 5 eurus, plus parkingas 25 centus. Tai ne taip ir baisiai. Ką, apėjau realiai visą sodą. Fotosesijas čia darytis tai labai įspūdinga. O kokie? Čia jau iš Kinijos pusės. Kitai atrodo. Tai dabar nusprendžiau važiuoti pakeliui link Kutos Gua Lavach. Tai yra šikšnosparnių urvas yra didelis. Bendrai kelio yra virš 1,5 valandos. Tai dabar jau pats karštis, tai bus linksma važiuoti. Kai vaizdelis prie pat kelio. Bet dugne, oi, mane nukrist. Ir įspūdingi vaizdai. Ir ten matau, namelis yra. Tai kaifas, jam ten tikėtina gyventi. Ką, papuoliau į Temple. Bilieto kaina €25. Tikėtina, čia šikšnosparnių nepamatysiu. Irgi aprengė stovi skarelėm. Kaip prisiparkuojat, tai sako pirk šitas skarelės, nes sako tau reikės. Bet visą laiką, kai prie įėjimo, tai jie patys nemokamai duoda. Nu, į kainą įeina. Bet labai gražiai šitie vartai visokie atrodo. Įėjimo. Gerai, turistų nieko nėra. Čia uždengta. Ai, čia bus gal ta ceremonija, ką ir minėjo. Tik nepagaunu, kur čia tas urvas su šikšnosparniais.
Čia meldžiasi. Ar van ten tie šikšnosparniai? What? After finish, the people go out. Okay, You okay. can see the 6 non-parties. Okay, va. Net žmogus žino šikšnosparnis. Ačiū. Ir ačiū. Nice one. O, koks geko. Šitas, kuris rėkauja pastoviai. Okay. Yeah, you can stay here, yeah? Oh my. Listen to me. Yeah. First, you cannot go over there. You Okay, have to stay, okay, yeah? no problem. That's wrong. Yes, no problem. Kiek šikšnosparnių, eik sau. Bele, kiek jų čia. Geras. Van Lizerman vieną valgo. Nežinau, ar matosi. Ar čia kapoja. Bet įdomu, ir čia jie visi įskrenda naktį. Jam čia gerai pavalgo savo. You like camera? He try eat. Maybe they are empty. Yeah. Ceremonija baigtis, tai jau leido ir čia nueiti. Svarbiausia, negalima čia laiptais eiti. Bliam, čia kad patinka tiek šikšnosparnių, tai mums patinka. Labai įdomu. Trumpai, bet labai vertėjo važiuoti. Tai fani pasižiūrėti visus šikšnosparnius. Panašiai. Na, į urvą logiškai, kad negalima buvo užeiti. Nes ir visur ženklai, kad galim net ir tie, kurie meldžiasi irgi. Ant vieno ar ant dviejų laiptelių galim užeiti ir viskas. Ką, o dabar keliausiu jau link Denpasaro, Kutos. Reikės kažkur tai viešbutį susirasti ir varysiu, pavalgyti ir kimarinsiu prie paplūdimio. Ir dar gal pasurfinsiu. Oh my god. Jūs nesimato, bet į priekį mašinų belė kiek. Nu ką? Sunkus kelias buvo, kiek čia prieš 2,5 valandos važiavau. Realiai sunku, belė kiek, nu kažkiek nufilmavau, bet realiai veidas purvinas, kaip bomžpakis koks. Tuoj rumtūrą padarysiu, ką pavyko gauti už 10 eurų kūtai. Bet realiai kas geriausia, tai kad prie pat byčio, realiai kiek čia 3 minutės pėstute eiti. Hello to my crib. Все, daugiau realiai nieko nėra. Kondiškė. Tai ką, šiandien viskas, nebefilmuosiu, varysiu prie pliažo, pasiimsiu, manau, gal kokią surfo lentą ir reikės pasurfinti. Reikės realiai pakimarti. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Ir tai skrendam į Lomboką, tyrinėsim ten, bet realiai skrydis iki vakarą. Tai tikėtina pasimatysim dar kitą dieną. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Iki.